Taip, tikrinam automobilį, darau diagnostiką. Matau, kad paskutinį kartą tepalai buvo keisti prieš 13 000, kas yra peilis tam varikliui. Daugiausiai šitam automobiliui nebuvo keisti tepalai, netgi 32 000 km. Taip kad, kaip ir sakiau iš pat pradžio, važiuokit jūs į Kauną ir pasimkit tvarkingą automobilį. Tai va, bičiuliai, viską matėte patys. Tikrinamas automobilis buvo Audi Q5 2 litrų benzininių variklių. Ir ką galiu pasakyti, bičiuliai, kad iš tikrųjų tie Audi varikliai yra tikrai labai lepus. Ir tokiam varikliui, jeigu jūs norit jį eksploatuoti normaliai, neturėti kažkokių problemų, o problemos, kai jam atsiras remontas, patikėkit, kainuoja nepigiai. Ir dar plus reikia rasti, kas apsims įtvarkyti. Taip kad tokiam varikliui, bičiuliai, tepalus reikia keisti kas 80 000 km. Kaip patys matėt, daugiausiai nekeisti tepalai buvo net 32 000 km. Tai per tą periodą asmeniškai aš jau 3-4 kartus būčiau tos tepalus keitęs. Dabar vėl atsiras tokių komentatorių. Oi, tai va, tikrinai mašiną, važiuoji, čia viskas gerai. Nu tai viskas gerai. Ne viskas gerai, bičiuliai. Tam automobiliui rida buvo kažkas apie 100 000, dabar tiksliai neatsimins, 90 kažkeli tūkstančiai, žodžiu. Nu, nėra esmės. Ir bičiuliai, jau buvo problemos. Jau buvo problemos. Turbinos, darbas, prastas ir taip toliau ir panašiai. Kodėl? Viskas nuo blogos priežiūros. Arba kitaip sakant, nuo nepriežiūros. Tai va, bičiuliai, kas planuojate pirkti Audi automobilį su 2 litrais benzininių variklių, tai turėkit omeny šitą informaciją, kurią ką tik susakiau. Ir viskas bus gerai. Viskas bus gerai, važiuosit su tais automobiliais, kaip sakant. Na, o anksčiau ar vėliau, tai visiems automobiliam kažkas išlenda. Teisingai. Nes, kaip mėgstu sakyti, negendamų automobilių nėra. Ačiū visiems už dėmesį, ačiū visiems, kas pasidalinsite šito video, paspausti laiką. Jeigu dar neseki mano paskyrų, tai neužmiršk paspausti follow. Na ir ką, susitiksime kaip visada. Neilgtrukus.